Jeigu pas močiutę į Rūsį kartais nemalonu, tai čia visai. Atvažiavom į sanatoriją, truputį atgauti jėgas. Oho. VIP. Kažkam jau ir puslės neatlaiko. Ant 11 aukšto stogo. Ryta. Blemba, vėl laiptais toliau reikės lipti. Na ir viskas, karočią. Šeimininkė paskambina, kad priims po pusvalandžio mus, tai dabar kaip nabagėliai trinamės miesto gatvėm. Na, neviniokim žodžiu į vatą, tiesiog benamių gyvenimą gyvenam. Žodžiu, bumžiukų gyvenimas baigėsi, mes vidui, nepraėjo nei valanda, bet paskambino telefonu, pasakė, kad jo, mano vyras ten ar kažkas įleis. Tas vyras nekalba jokia kita kalba, tik tai lenkų, kaip čia ir įprasta. Parodė, sako, jo, eikit. Ir uždarė duris ir išvažiavo. Ir, žodžiu, bandymo būdu tiesiog duris atidarėm, degė šviesą. Užėjom, turbūt čia. Tai ką mums čia suteikė? Kiek lovų. Va, tu miegi, žmona. Jie čia kokius 26 laipsnius laiko šilumos. Radau atsakymą, kodėl čia taip šilta. Čia nelabai matos. Čia nėra normalu. Langai sveiki, baudų negauta, naktis sėkminga. Aštuoni laipsniai, lietus, vatoj pietus ir važiavom. Lietus Lenkijoj. Na, choristė. Lietus Lenkijoj. Išpildyk svajonės dėl choro. Mokykloje manęs neturėjome į chorą, tai Tadas tyčiojasi iš manęs po šiai dienai, nors man jau tuoj 37 metai. Bandysim dar įsivaizduoti, per kur čionai įeiti, manoma, ne? Eik tu, žiūrėk, čia mūsų laukia dar atvirom durim. Labą dieną, laukiat mūsų. Kažkaip turiu įtarimą, kad reikės išsitraukti šviesiau filmuojančią techniką. Davai, 3 kartus šviesiau. Važiuojam. Geras. Atsisik ir stovi gražuolą. Kaip vienuolė kokia iš, nežinau, siaubo filmo. Na. Prašau atverti mums duris. Ačiū. Veikite mėlyjei. Prašom įsigyti bilietus vaikams iki 14 metų nemokamai, 15 ir vyresniems 32 eurus. Pagal ūgį tai jūs žinokit, nemokamai įeitumėt. Prašau, užeikite čia viršun. Aprodysiu jums savo būstą. O, wow. Čia geras. Wow, kaip gaila, kad tokios vietos apleistos.
Pirmą kartą gyvenime susidūrė su šita problema, kad negali per duris praeiti. Tarararam. 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 Kad tik kas neišlystų. Va taip. Gyventume savo pilį. Yra kelintam to aukšte, 4. Aš Rusijai padariau valgyti. Pažiūrėk, koks žmogus buvo. Vau, laipteliai, vau. Don't be racist. Oi, atsiprašau, čia mergaičių tualetas. Nekykit panas. Žinokit, Tulikė, tai kažkas iš tikrųjų po apleidimo darė reikalą. Nes ten tualetas. Radai slaptą praėjimą. Aha. Aišku, kas blogo gali būti palėpiai. Čia eisi. Bet labai atsargiai, matai, čia išlūžę. Ne, aš nebuvau. Ai, jau taip? Jo, tai mano sesės eina, tai jeigu ką jisai už. Ne, Opa. aš tas gerai. Tikiuosi ne. Nu čia jau kaip Paryžiaus katedros kuprius gali jaustis. Čia tik Nu, įdomu. panašu, kad liko vienas vaikas. Gerai, kad toks pats kaip anas. Nu jo, seneliuk, Rusija truputį labiau kreipia. Jeigu pas močiutę į Rusiją kartais nemalonu eiti, tai čia visai. Aukščio testas nepraeitas. Oho. Čia tai gamyklinė patalpėlė. Vau. Katilas panašu. Ne, čia panašu, kad šildymo vamzdžiai vėjo. Sovietinis palikimas. Ateik, tada parodysiu, kibiras pastatytas, kad vandens nepribėgtų ant grindų. Ai, čia šiek tiek šlapia visur, tik ne kibire. O ką susilamdė jūsų drabužiai?
dėl vaikų užsukom paimti šitą vaikų džiaugsmo dalykus. O čia didžiausias vaikas. Gerai, tada jaunųjų matematikų būrelis. 58 litrus užsipylėm, važiavom 812 km. 7 ir 14 dešimtųjų kuro sąnaudas. Ką melagis rodo? 5,9. Na, jau truputį geriau. Čia kaip visada įvyksta, už 700 metrų mums nusukimas ir sustojom. Pajudėjom visus 10 ar 20 metrų, daugiausia tai iš šono. Tuoj bus valanda kaip stovim. Priešingai negu viltis dar pasiekti kažkokius tikslus šiandien, šitas kamštis netrumpėja ir netirpsta. Kažkam jau ir pūslės neatlaiko. Atsėdėjom vieną žaviausias gyvenimo valandą 45 minutės ir paleido eismą, bet paleido tiesiai, ten kur dešinė mums reikia, viskas ir toliau stovi. Tai, žodžiu, planai keičiasi, strateguosim kažkaip kitaip važiuoti. Čia va dėl to, kad kažkokia mašinytė atsitrenkė kažkur, uždarėt visą eismą. Gerai, turim variklio klaidą, neturim traukos. Furistai grįžo namo. Laikinus. Ką tikras lietuvis turi padaryti Lenkijoje? Teisingai, užsukti Biedronką. Vakarui serviruojam karštas vynuogių sultis su vaikišku pokeriu. Per naktį mūsų kumiavo nepasbaidė, pririšta. Atvažiavom į sanatoriją, truputį atgauti jėgas, bet turbūt vėl per anksti, nes uždaryti vartai. Neuždaryti, kaip visada, žavus įėjimas. Per galinį įėjimą reiks eiti. Prašom, užeiti. Žinokit, yra patogesnis įėjimas. Ilgos kojos. Mister laiptinė. Žiūrėk, dabar žinosim, kiek valandų. Pats laikas Karvino aukštį. Kambariukai nedidžiausi. Vaizdas gal dar negeriausias.
Čia va šitas su balkonu, bet į balkoną mes neeinam. Vaizdas gražus, gražėja su kiekvienu aukštu. Vaizdas tikrai. Jo, kuo aukščiau, to vis mažėja kambariukų, nes siaurėja pastatėlis. Kažkelintas aukštas, kažkelintas balkonas. Labas rytas, kolegos, svečiai, kaimynai, kalnai. VIP aukštas, turbūt. Ne, prie VIP. Wow, čia su langu. Nu, beveik. Rytas savo. Čia beveik gražus. Čia galbūt jau paskutinis aukštas. Oho, oho, VIP. It's fucking VIP room. Žinok, čia visai nepalėpinis. Do you want to play a game? Let's go to play. Žinok, čia šitie žaidimai, kokį siūlo žaisti, dažniausiai nebūna toks, koks norėtum. Tokia graži vieta. Žiūrėk, į lifto šachtą neužkliuk ir viskas bus gerai. Rankytės sušalo, paukštukas paskraidė, visi jau mašinai sulindę sėdi ir šildosi. Na ir viskas, karoči. Nesuprantam lenkiškai. Nu ką padarysi?
Nu ką, ko gero, kad dabar aukštyn vien. Kai šitą vietą pamačiau iš viršaus fotkintą, sakau, blemba, čia norisi. Na ir ką, mes dar pakrašty Lenkijos ant 11 aukšto stogo. Labą rytą. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Kad dar niekas policijos neiškvietė, kad čia ant pastato stogo vaikšto kažkokie idiotai, tai keista. Arba jau laukia. Nusileisim ir bus laba diena. Nu, gal kitaip truputį sakys, bet jo. Добрый день. Ok, laiko limitas išnaudotas. Einam žemyn. Liftas nei tai atvažiavęs, nei tai nuvažiavęs. Blemba, vėl laiptais toliau reikės lipti. Kol kas visi Lenkijos apleisti objektai 100% patekti. Į visus įėjom, iš visų išėjom. Ir visur su įspūdžiais. Ir iš nei vieno policija netvažiavo mūsų pasimt. Ką reiškia gerai padaryti namų darbai? Šaunuolis tadukas. O dabar jau atsipalaidavimui neilgas 3,5 beveik valandos pervažiavimas bus. Ir truputį pasimaudysim. Make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Konnichiwa. Japonų dienos. Atėjom nusiprausti visą purvą ir nusičiuožinėti visas nešvaras. Na, į didžiausią parką, kokį radom Europai.
gyvumas ir gaivumas. Bet kaip gera laukia. Ir šitas 2 vietoj. Nepalikom? Ei, mergaitė, sakyk, nori gal pamatyti mano patranką? Davai parodyk. Ai, tokia. Ja, tokia. Gal galit perskaityti, kur čia atvažiavom? Оппозиционный заклад для нервово и психичные хорицых зидов зёфивка. Ačiū. Kaip jau ir savaime suprantama iš pavadinimo, tai būsi psichiatrijos ligoninė. Ar psichiatrinė. Психиатрина. Įėjimas užmūrytas, negalime eiti. Kaip ir visur. Gerai, gal reikia ką nors šviesiau filmuojančių paimti. Šitas frazės skamba tikrai kaip psicho. Tai čia ir buvo psichiatrinė ligoninė. Čia visi psichai. Mes ne psichai. Parodyk ne psichą, kuris vaikščiotų tokiai vietai. Tai visuose tokiuose objektuose daugiausia laiko ne pacientai turbūt praleido, o gatvės menininkai. Nors va čia va vienas ir pacientas turbūt buvo kažką pasirašę. Čia 2 rodiklės į viršų rodo, 3, čia visos rodiklės į viršų rodo. Teks lipti sienom ir lubom. Kaip kokiem psicham. Medūzos, gyvūnai be smegenų, kaip ironiška. O, balkonėlis. Gal čia buvo tas paprastesnis būdas patekti. Gerai atrodo tie berželiai. Ja, bando savo atsiimt. Ką čia darot? Mokosi. Ai, namų darbus? Gerai, x trečioji minus. Šiaip čia su Y dar yra. Ir tai yra viskas. 9 aplankyti apleisti pastatai. Į visus 9 patekom. Niekas neišvarė, iš visų grįžom. Nu dabar teliko 5 valandas grįžti iš Lenkijos namo. Bye. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do